Taip jau išėjo, kad pagrindinis žmogus, kuris galėtų papasakoti apie savo ligą ir apie buvusią savo žmoną pametusią 3 jų vaikus, nekalbės. Egidijui visai neseniai buvo atlikta sudėtinga operacija. Dabar vyras kalbėti gali tik žiopčiodamas arba rašydamas ant popieriaus. Apie tai, kaip viskas prasidėjo, dabar pasakoja antroji Egidijaus žmona Jurgita, kuri jau beveik 6 metus jo vaikams atstoja tikrąją mamą. Pati kitos ligos, tai jis prikimęs vaikščiojo kažkur tikrai 1,5 metų. Dabar jis nuolat buvo užkimęs. Jo, daugiau mažiau tai jau kuris laikas, aš nežinau kiek, jo 1,5 metų taip jau, kad dažniau jau. Nueina pas daktarus, žinot, prirašo kokių antibiotikų, ten kokį laringitą, faringitą, nieks ten. O čia jau vat, palaukit. Čia paskutinius kelias mėnesius, tai jau jam sunku buvo tikrai. O kas darėsi, va taip smulkiau papasakok, kodėl jam buvo sunku? Kvėpuot sunkiau buvo kažkaip tai, jau tas ir prikimimas jau toks jau nepraeidavo, jau jam tai ir gerklės skaudėdavo. Tai va. Bet eidavo pas daktarus ir jie, iš pat pradžių net nepuolė gąsdint, kad čia gali būti baisi liga. Ne, tai jam darė tą tyrimą dėl vėžio KMC, tą kraujo tyrimą. Darė jam, bet vėžinių ląstelių nerasta. Čia dar pradžioj? Taip. Ir vėl išrašė kažkokių vaistų? Taip. Ir jis vėl grįžo, ir tas pakimimas nepraeina, ir skausmas nepraeina. Ir jis dar dust pradėjo, sakei? Jo, čia kovo 2, ten prieš kovo 2, kai jis nuvažiavo tenais, jau taip paskutinės dienas, tai ne paskutinės kažkur 2 savaitės, tai naktimis nieks negalėjo mėgoti, ir įkosi, ir dust atsikėlė, arbatos pageria, jam lengviau vėl. Bemėgęs naktis tikrai buvo tas paskutinės 2 savaitės, o 3 dienas tai jau jisai, laiptais lipti net negalėdavo. Jį dusindavo? Taip. Tai va kovo 2, tai kovo 1 tada nuvažiavo, sakė, važiuok iškart į onkologinę. Tai jis kovo 2 jau nuvažiavo į tą konsultacinę polikliniką Santaškės. Ten daktaras nebuvo, ar kaip, sako, iki onkologinį, ten nuėjo, ten iškart pasakė, kad vėžys. Kuri stadija? 4. O jis vienas važiavo tą dieną į Vilnių? Jis iš anksto pasakė jau, čia kaip jis dar ten gulėjo 1 kartą, sako, kur sudėtingo operacija, ten ir komplikacijos, tai sakau, visą tą laiką vaikščio, galvoju, kad daktarą pamatysiu, kaip čia kas. Operavo 4, aš laukiu, galvojau, kad pavyks jį pamatyti. Pamačiau daktarą, paklausiau, kaip operacija, sako, puikiai. Puikiai, tai man ir gerai, kad puikiai. Tai truputį nudžiugino. Taip. Nusiraminai šiek tiek. Taip, operacija sakė, kad sudėtinga. Pirmoji Egidijaus žmona susilaukė 3 berniukų. Deja, moteris nebuvo linkusi rūpintis šeima savo mažyliais. Ir po 4 metų, kuomet pykčius keisdavo susitaikymai ir vėl eiliniai pykčiai, įvyko skyrybos. Kurį laiką vaikai gyveno su mama. Deja, netrukus dėl jos elgesio ir apsileidimo vaikai papuolė į vaikų namus. Tuomet Egidijus susirinko savo sūnus, o jo žmonai buvo atimtos motinystės teisės. Nepasisekė jam to žmonai, visapusiškai viskas jo ir prapuolė. Tai ta žmona nelabai prižiūrėjo, nelabai mylėjo tą? Visai nežiūrėjo, nei motinas, nei žmonos, kaip pasakyti, nei motinas, nei šeimininkės. Tai šitą Jurgitą, tai kur kas yra geresnė. Jis nors prižiūri vaikus. Bandėt jūs su ja kada nors šnekėt? Bandyt kažkaip truputį taip vis tiek ir patirties daugiau turit. Ką sakydavot? Labai šnekėjau. Klausa, nieką klausa, sakim, žiūri dar, kas jai reikės. Sakiau, šnekėjau, bandžiau, kaip vaikų praužpakalį mušt, nieką nepadėjo. Ir sūnus rankų kėlė, nieką jai nepadėjo. Vis tiek lakstė, vis tiek gėrė. Taip, gėrė, lakstė ir kalėjime buvo. Jinai dar iš kalėjime parašė laiškų vaikam tokį, bet vaikai nerašė jai. Vaikai nemylėjo jos? Ne. Dar sakiau, kad parašyk meliu, kad nors nupaišykit mamai, bet vaikai ne. Tu mamą savo tikrai atsimeni nors kiek? Kad nelabai. Tai nuo pat mažumės Jurgita atsimeni, ne? Kaip jinai mane paėmė, tai žodžiu galvojau, ten kažkaip keista bus, kad žinai, kaip
Susipažinti buvo sunku su kitais, bet greitai susipažinau su visais. Nu, ar Jurgita gera tau mama, gera tau draugė? Gera? Nėra pikta, nebara dažnai. Ne, būna tik kartais. Kai ką nors padarai negerai. Ne. Na gerai, o judu vis tiek trupučiuką vyresnė, o jūs atsimenat mamą savo tikrąją? Jau prisiminti nenoriu. Kodėl? Tokių dalykų padarė. Na gerai, o jeigu dabar reiktų rinktis, vat grįžtų mama ir sakytų, viskas, būsiu gera ir gyvenkit pas mane, ar Jurgita, kur rinktumai? Čionai. O kai būna, pavyzdžiui, vat ar kalėdos, ar jūsų gimtadieniai, paskambina mama, atsiunčia ką nors? Ne, Pamiršus jūs visai. tikriausiai. O ar tu pyksti ant mamos, nekenti jos, ar tau gaila, kad jinai tokia nelaiminga yra, ar tau negera, kad jūs pamiršo? Nežinau. Negalvoja apie ją? Ne. Na gerai, tu vyriausias, tai ką tokio, atsimeni ką nors gražaus su mama, kokį nors gražų prisiminimą, ar buvo vien tokios negeros dienos? Tai aš visiškai jas neprisimenu, nes pas bobutę ilgiausiai gyvenau. Nu, kad čia apie jas. Tai jeigu, tarkim, buvo vieną vasarą, taip būna kartais tėtis paleidžia, vasarą pas bobutę nuvažiavam, mes su draugu nuvažiavam miestą į kirpyklą. Tai jinai eina su savo, kaip čia pasakyti, su gyventinė. Ir su gyventinės jos mane pažino, o jinai manęs net nepažino. Kai su gyventinės pasakė, sako, žiūrėk, tavo sūnus vyriausias. O kur jisai? O taip va. Nieko nepasi... Sako, tu ką nepažinai. Ai, neatkreipiau dėmesio tik tai. O taip pasakė ir viskas. Sako, atvažiuok kada. Aš sakau, turiu reikalų su draugais dabar visų. O taip va. O ką tu jauti, mamai? Tu pyksti, nekenti jos, ar iš vis tengies pamiršti ir negalvoja apie ją? Tai, kad dažniausiai tai nieko net negalvoja. Ir viskas. Pirma žmona, ar jinai jau buvo iš tokios šeimos negeros? Ar jinai iš gero gyvenimo išlepo, ar kodėl, vis tiek paprastai vyrai jie palūšta, ten stikliuką pamilsta ar kažką. Kaip čia taip moteris prasigėrė, vaikus prarado, ar jin tokia visai... Aš neįsivaizduoju, kad mane kas vaikus šit paimti. Net aš negaliu išgalvoti. Kaip taip galima? Aš nežinau, kaip jai širdis leidžia. Nesuprantu. Mamos paprastai jau viską dėl tų savo vaikų padaro. Pažiūrėkit, kaip kariauna mamas. Pati paskutinė mama ir taip kariauna. Jinai net netėjo teisman. Aš pati nuvėjau su dokumentais. Jau sūnus nėja ten pas jos motinų. Tai jinai užbraukė, kad nežilėnė ne tik pieštuk perbraukė pavardį ten dokumentos ir sakau, iš tavęs vaikus atiminės. Ir nei teisme, nei dabar jinai nežino, kur vaikai, nei paskambinant žino, kad ir telefonų turi nieką. Jai tas pats visai. Jai tas pats, nežinau, su katruona gyvena, su trečiu ar su ketvirtu, jai tas pats per švenčionėliais vaikšta. Kas jinai jauna, tai nešpėtna tokia graži buvo. Bet aš jos nesustinku, nei man paskambina, nepaklausė, kad užeitų kaip vaikai močiutį, niekada nepaklausė, jinai niekada. Ir 4 metus anas gyvena vienas sūnus Egidijus. Čia su vaikais? Čia su vaikais, kol susirado šitų Jurgitų. O Jurgita su Egidijumi susipažino visai atsitiktinai. Rinkdama numerius, netyčia paskambino jam. Ėmė kalbėtis, tai pažintis tęsėsi pusmetį. Skambučiai, žinutės. Vėliau į svečius vienas pas kitą pradėjo važiuoti. Po metų susituokė. Bendravai su vyru, kuris turi 3 vaikus, nebuvo baisu? Aš žinokit, nebuvo baisu. Nežinau kodėl. Pati, kaip sakant, turiu dar brolius 2 be savęs, o kažkaip tai, nežinau, kad tikrai nebuvo baisu. Kitaip tariant, kai tu sužinojai, kad jis turi 3 vaikus, tai nepagalvojai, kad viskas reikia mesti, pamiršti ir tikrai... Tikrai ne. Draugavimas, bendravimas yra viena, bet kai eina kalba apie šeimą, apie vestuvės, sakykime, vis tiek supratai, kad, tarkim, jo vaikai bus ir tavo atsakomybė. Nepaisant to, kad ne tu jų mama esi, bet vis tiek reikės padėti ir prižiūrėti ir auginti 3 berniukus. Tai tada dar kartą neišsigandai? Ne, va ten dar kaip tik važinėti pradėjau, tai ir skaityti mokiau, padėdavau. Jiem jau. Dar, kaip sakant, tik važinėjau vienas pas kitą. Vis tiek jau ten važiuodavau, ten pabūdavau tai savaitę, tai ir ilgiau paskui jau, tai va, padėdavau paskaityti, pamokas paruošti jiem.
Tai, žodžiu, vaikai po truputį priprato prie tavęs, ar ne? Jiem nebuvo Taip. naujienas, taigi atsiradus nauja mama. Jo, tas va mažiausias tai iš vis, Aurimas tai jau nuo 4 metų čia nais. Aš jį vieną pas savo atsivežiau, o paskui ir tuos jau susirinkom. Kai pirmą kartą Jurgitą pamatėt, patiko jinai jau mane labai? Ar galvojot, nu gal visai ir dora mergina bus? Man labai patiko. Labai patiko jaunutė, pasisveikina. Dar medaus atvežė. Mandagi gera buvo. Mandagi tikrai ir paklausė, ar jums reikia kavos padaryti. Nu, nevadina, tai ar nevadina, ne mama, ne kaip, bet ar padaryti jums kavos, paklausė. Pasakau, padaryk, na, va taip. Pabūna tai darbšti, malkas kokias padėdavai, ar paradėt, ar ko nors, tai, bet jie čia mažai buvo. Jiems toli čia atvažiuoti su vaikučiais, jiems sunku. Dar į pirmų vasarų, tai nieko tokia. Nu, ačiū Dievui, kad surada sūnus. Tai palyginus su pirma žmona, tai šita jau... Taip, svetima ir taip vaikus prižiūri. Tai čia jai tik tai sakyti ačiū ir dar kartu ačiū. Aš rami. Rami, dabar rami dėl Taip, vaikų. aš žinau ir rami miegu, tik va dabar aš biškį susijaudinu dėl sūnaus. Kad tik viskas būtų gerai, kad pasveikt nors sūnus, dėdė. Nenoriu galvoti blogą, nieką neįsakyti. Tikiuosi, kad pasveiks. Visi jie tiki, kad Egidijus pasveiks, kad medikų dėka vėžys bus įveiktas ir gyvenimas nors ir negreit, bet po truputį grįš į senas vėžes. Tiesa, kaip jie išgyvens tarpsnį, kol Egidijus vėl galės pradėti dirbti ir išlaikyti šeimą, nežino. Tik žino, kad bus sunku. Ir žino, kad taupyti reikės dar labiau nei iki šiol.